Sveiki. Šiandien noriu pakalbėti su jumis apie tai, kad tikėjimo esmė, jinai nėra, kad sektųsi ir kad eitum į dangų. Tai yra ne apie tai. Nes jeigu žmogus sako, kad myliu Dievą ir jo klausau, todėl kad patekčiau į rojų, į dangų, kad nematyčiau nesėkmės, tai tavo reiškia meilė Dievui yra sąlyginė. Su sąlyga, kad tai bus. Tai lygiai taip pat, kaip aš gerbčiau savo tėtį, bet tik todėl, kad žinau, kad jeigu negerbsiu, jis mane pridaužys. O kitas požiūris, kita perspektyva yra iš supratimo, kad Dievas yra visako kūrėjas, kad jisai viską padarė tobulai ir kad aš kaip žmogus nelabai sugebu gyventi tobulai ir atsiranda noras pažinti tą Dievo tobulumą, pažinti Dievo valią, Dievo įstatymus ir gyventi pagal tai. Tai kada noras yra paklusti Dievui ir iš tikrųjų pažinti jį visą ir padėti bet kokį savo pačią supratimą ar bet kokius savo tikslus į žemesnę vietą. Ir pradžiui į pirmą vietą pastatyti Dievą, tai realiai tai ir yra priežastis tikėjimo. Ir išgelbėjimas Jėzaus Kristaus, tavęs išgelbėjimas iš kančios, iš nežinios, iš tamsos, iš melo, ištraukimas, tai tikrai nėra, kad tu darytum tai, ką nori ir kaip nori, bet tai yra apie tai, kad tavo gyvenimas naujai statytųsi pagal Dievo tvarką, pagal Dievo taisyklės, kurių tu jas gali neigti, tu gali būti nepatenkintas ir aš galiu būti nepatenkintas ir neigti, bet jos yra. Ir einam kažkaip per gyvenimą, ne, ir vienų vienoks būna gyvenimas, kitų kitoks, bet tie patys dėsniai jie galioja iš tikrųjų visiems. Tai dabar, kuo skiriasi Jėzaus Kristaus Evangelija ir tikėjimas Dievu pagal Bibliją nuo tiesiog saviugdos, pavyzdžiui, arba kažkokį palaipsninį tobulėjimą? Tai čia vat ir yra Dievo galia Jėzaus varde, veiklioji medžiaga, dvasia, Dievo dvasia, Dievo principai, kurie įsinstaliuoja į mūsų širdį, kai mes priimam Jėzų Kristų. Ir pagal tuos principus pradeda arba nepradeda statytis mūsų gyvenimas. Ir priėmę Jėzų Kristų mes galime arba klausyti, ką jis sako, ką jis moko, arba neklausyti. Lygiai taip pat kaip ir susituokę su žmona, arba mes galim statyti santuoką, arba mes galim tiesiog gyventi kažkokioj kasdieniai rutinoj, atsibosti vienas kitam, iš pradžių sukurti kažkokį produktą kartu, pavyzdžiui, vaiką, ir po to, tarkim, iškeliauti svetimais keliais ir nebaigti statinio santuokos. Tai lygiai taip pat su Dievu. Tasai vat, priimu Jėzų Kristų, tau nieko negarantuoja, kad tu dabar pasikeis tavo gyvenimas. Nes krikščionybė nėra apie tiesiog priėmimą Jėzaus Kristaus, kad tau būtų geriau ir kad viskas susitvarkytų ir kad ramybė ateitų į širdį. Bet tai yra mokslas. Tai yra ir mokslas. Tai yra Dievo pagalba tau ir tada tavo irgi pastangos. Ir tikrai, krikščionybė nėra tiesiog iš tikėjimo Jėzų Kristų. Bet pirmas dalykas taip tikėjimas, kad jis yra Dievo sūnus, kad jis atėjo išgelbėti žmonijos, kad jis atėjo išgelbėti tavęs, ištraukti iš skausmo, iš nežinios, iš melo, iš sunkumo, visą tai paimti. Perkeičiant mūsų protą. Nes viskas yra mūsų prote iš tikrųjų. Mūsų įsitikinimai, kaip gyvenimas turėtų būti. Ir kai tie įsitikinimai griūna, tai ir labai sunku, ir tamsa, ir nežinia. Ir tada jaučiam įvairiausius jausmus. Praeitam video kalbėjau apie tai, kaip jausmai gimsta. Antras, yra atgaila. Tai kada pažįsti Dievą, pažįsti jo valią, pamatai, kad tavo pačio gyvenimas gal ne visai atspindi jo valios ir atsiprašai už tai, ką netaip darėjai, už viską, ką pameni, atsiprašai, atgailauji ir negali atgailauti tiesiog šiaip. Atsiprašau Dievą už tą, atsiprašau už aną, vos jeigu aš tau būčiau kažką padaręs, sakau, atsiprašau. Bet tikrai širdį, kai suvokiam, kad netaip darėm, netaip ėjom, atsiprašyti. Kad įžeidinėjom kitus, griuovėm save, žlugdėm pasaulį aplink mus, mūsų veiksmais. Įvairiais. Taip, tada kas toliau įeina į tą tikėjimą Jėzum Kristum? Krikštas. Jau kaip ženklas toksai, ne? Kaip žmonės gali būti susitarę kartu gyvent
ir būti sugyventiniai, bet kai yra įregistruota santuoka, kai yra vestuvės iškeltos, tai yra visiems aišku, kad šitas žmogus jau yra su tuo kitu žmogum. Vyram visiems yra žinutė dėl žmonos, visiems aplinkiniam vyram, kad ji jau yra paimta, ir lygiai taip pat kitom moteriam yra žinutė dėl šito vyro, kad jis jau yra įsipareigojęs, ir toksai aiškumas atsiranda visiems. Šitas žmogus stato šeimą su tuo kitu žmogum. Ir bendrą ūkį veda. Bendrus projektus daro. Ir atsiranda tam tikra pagarba į tą žmogų. Tai aplinkiniai ima gerbti tą santuoką, arba yra tų, kurie negerbė, tai kaip ir santuokoj su Kristum, kada mes su juo susijungiam, kaip ir susivienijam, ir per krikštą tai yra paženklinta, tai yra ženklas ne tik fiziniam pasauliui, kad visi žino, kaip aš buvau įsikėlęs video, kaip mane krikštyje. Visiems daviau suprasti, kad pasirinkau Jėzų. Ir vieni gali gerbti, tai kiti gali visiškai negerbti, nesuprasdami, kas tas Jėzus yra ir kas tas santuoka su Jėzumi yra iš tikrųjų. Tai lygiai taip pat ir santuokoje negali kiti negerbti, vis tiek lysti prie moters, kiti vyrai, arba prie vyro kitos moteris, eiti, siūlytis, flirtuoti ir visa kita. Tai lygiai taip pat ir krikščionybėj. Vienos dvasios jos gali atšokti ir vieni žmonės net gali atšokti, nes suprasti, tu aiškiai pasakei savo įsitikinimus ir tikėjimą ir išpažįsti savo tikėjimą, išpažįsti Dievą, o kiti vis tiek toliau puola, toliau lenda, tiek žmonės, tiek dvasiniam gyvenime, dvasios puola, principai tam tikri tamsos puola ir bando išlikti tavyje ir sutrukdyti tą ėjimą į šviesą, ėjimą į tiesą ir buvimą toje tiesoje. Ir tai yra darbas. Tai yra kasdienis darbas iš tikrųjų. Ir kas toliau? Jėzaus įsakymų vykdymas. Tai kokia krikščionybė ir koks tu krikščionis be jo įsakymų vykdymo. Tai šventas raštas aiškiai pasako, kad mes esame jo kūnas, taip jis yra galva, Jėzus yra galva. Ir jeigu kūnas neklauso galvos, tai tas kūnas ryškiai serga. Yra ligotas. Tai iš tikrųjų, kad išsipildytų Jėzaus žodžiai, kad ir, ne tik Jėzaus, ir apaštalų, kaip Paulius moko savo laiškose apie tą Kristaus kūną, kad mes esame jo kūnas, tai kad iš tikrųjų ir būtume jo kūnas. Kad niekas negalėtų piktžodžiauti iš tikrųjų ir sakyti, va šitie vadinasi Jėzaus kūnu, bet elgėsi visai kitaip. Taip, tai įsakymų vykdymas iš tikrųjų studijavimas jo žodžių, studijavimas jo įsakymų ir darimas taip, kaip Dievas iš tikrųjų nori. Atsižadėjimas bet kokių savo norų, svajonių, to padėjimas į žemesnę vietą. Kad jeigu tai prieštarauja, tarkim, kažkoks mano veiksmas Dievo įstatymui, Dievo žodžiui, aš to veiksmo atsisakau. Savo veiksmo arba kažkokio daikto arba idėjos. Ir šitai per ilgą laiką, per visą gyvenimą krikščionis ugdosi. Ir vieni žmonės tikėjasi greitų rezultatų, atėję pas Kristų, tarkim, patyrė sunkumus ar pašaipas kažkokias, ar tiesiog mano, kad gyvenimas stovi vietoj. Niekas nesikeičia arba dalykai grįžta visi gyvenimą, nors ir tikiu Dievu, atrodo, tikiu Jėzum, bet sunku pastoviai. Tai tikrai užtrunka laiko, kol širdis užsisėja Dievo žodžiu, kol širdis užsisėja tais dalykais. Nes kai mes nuo vaikystės nesėjam sėklas įvairių tamsių dalykų į savo širdį, tai be abejo ta širdis apauga tais augalais ir pradeda nešti tų augalų vaisius. Kai mes bele kaip gyvenam, be tvarkos, be taisyklių, be Dievo pažinimo, tai po biškį ir ta širdis iš tikrųjų sugesta, apsunksta ir žmonių gyvenimai subyra ne per vieną dieną, per daug laiko. Tai lygiai taip pat, bet aš, tarkim, Dievas atnaujina dvasią, atnaujina operacinę sistemą mano. Bet toliau aš turiu kūną, aš turiu sielą, aš turiu mintis, aš turiu įsitikinimus, visi šitie dalykai, jie truputį lėčiau keičiasi. Ir tas greitis priklauso nuo mano pasišventimo, kiek aš tikiu. O mano tikėjimas nuo ko priklauso? Iš kur man gauti tikėjimo daugiau? Realiai nuo Dievo malonės.
nes jis yra geras man, jisai suteikia malonę jo trokšt, jo norėt. Čia aš nieko pats nenusipelniau, kad kažkaip atėjau pas Jėzų net, ar kad mano širdis panoro jį pažinti. Ačiū Dievui, kad taip įvyko. Aš nieko geresnis už bet kokį žmogų, kuris netiki Dievu. Tiesiog man buvo duota ir tai per vargus iš tikrųjų jau, per pasipriešinimus, pats priešinausi, kol pamačiau, kad nebeverta priešintis. Kažkokiam sunkume gyvenu ir tiesiog noriu eiti į priekį, o nesuktis tose pačiose ratuose, kažkokiam sunkume, kažkokiam neužtikrintume. Tai grįžtant prie širdies apsėjimo dieviškom sėklom, kaip įvyksta tas širdies pokytis ir užsėjimas, per ką Dievas užsėja. Per daugą, per šventą raštą, per skaitimą, per klausimą muzikos kitokios, per bendravimą su kitais žmonėm, kurie yra šitam kely ir kurių gyvenimo tikslas nėra patenkinti save ar kitus žmonės, bet patenkinti Dievą ir pažinti iš tikrųjų jo pilnatvę. Tai buvimas tarp tokių žmonių, bendravimas su kitais krikščionim, netgi netobulais. Nėra nei vieno tobulo. Bet kada yra tikslas tobulumas, to užtenka. Tikėjimas Jėzų Kristų ir tikslas tobulumas, tikslas tobulinti savo dvasią, leisti Dievui tobulinti mano dvasią. Ir tai bendravimas, skaitimas, klausimasis, žiūrėjimas, dalykų, kurie susijęs su Dievo žodžiu. Tiesiog buvimas tame užsėja tas sėklas ir po truputį kažkam belaistant, Dievui beauginant užauga tie augalai ir duok Dieve, kad jie taptų medžiais ir imtų nešti vaisius iš tikrųjų. Nes tiesiog kalbėti filosofijas, kad įtikėk ir Dievas sutvarkys viską tavo gyvenime, tai iš tikrųjų žiūrėkim Bibliją, žiūrėkim šventą raštą. Jėzus Kristus pats atėjo į šitą žemę, ką daryti, tarnavo kitiem, visą savo gyvenimą tarnavo kitiem. Ir po to numirė už kitus. Tai ar jo problemas išsprendė jo tėvas? Jisai problemų neturėjo, nes jisai neskaitė savo kančių kaip problemų. Jisai skaitė tai kaip, nežinau, kaip ką skaitė, kaip pasekmė gyvenimo tiesoje. Nes taip ir yra, kai tu gyveni tiesoje, tamsa iš tikrųjų nekenčia tavęs. Tai Jėzaus gyvenimas sunkus buvo, bet jisai pastoviai buvo ryšy su Dievu, su savo tėvu. Ir pastoviai buvo paklusnume. Ir kadangi jis buvo tam paklusnume, tai per Jėzų ir kokie vaisiai užaugo. Jisai pradėjo bažnyčią. Jisai įsteigė bažnyčią iš tikrųjų šitoj žemėje. Ir per tą bažnyčią keičiasi milijonai žmonių gyvenimų. Kas iš tikrųjų yra tame. Ne bažnyčioje, sakau. Kaip pastate kažkokiam ar organizacijai, bet žmonės, kurie lieka iš tikrųjų Dieve, kurie lieka mokyme, kurie lieka bendravime, kurie lieka troškime Dievą pažinti vis labiau ir labiau. Ir tada, taip elgdamasis, taip darydamas, krikščionis leidžia iš tikrųjų Dievo dvasiai keisti tave. Tai turi tame būti, tai yra kelias, tai nėra kažkoks hobis, tai nėra nuėjimas kas nuo karto pabūt, padainuot, pasimelst, kai sunku. Bet ne, tai yra viso gyvenimo transformacija ir dėl to ir šitas kanalas, sakau, aš labai norėjau įtikint, kaip žmonėm duot suprast ir per protą daug ką labai norėjusi. Ir tikrai pirmus 2 video padariau ir trečią jau galvojau, kaip čia padaryti, kaip čia paaiškinti žmonėm, ką geriau, kad suprastų, bet suprantu, kad jeigu jūs ateisit pas Dievą dėl to, kad aš padariau, kad jūs suprastumėt, tai kažkas lygiai taip pat ateis ir jums labai gražiai galės pasakyti ir paneigti tai, ką aš sakiau protu. Nes tikrai tai, ką aš kalbu, daug skeptikų, kritikų, jau dabar filosofiškai galėtų kažkaip mane bandyti išvartyti ir jie atrodytų jūsų akyse teisūs. Ir tai protų įtikino aš jūs, protų gali jūs ir atkabinti nuo viso šito. Bet pasidalinau šitas kanalas ir šita žinia tik tuomet, jeigu jūs per tai jūs gausite širdį, norą ir ugnį iš tikrųjų pakeisti savo gyvenimą
Ir ne tai, kad pakeis savo gyvenimą patys, bet duoti Jėzui keisti jūsų gyvenimą ir visiškai atsiduoti. Tai kai toksai ugnis įsižiebs, kai ateis tikėjimas, tada reiškia veiksmingas šitas kanalas. Jeigu aš tik protų įtikinėjau, tai aš save protų irgi įtikinėjau. Kaip čia su ta reinkarnacija, ar ji nėra, ar jos nėra, kaip čia su tuo vienas Jėzus, vienas kelias, kodėl tik jis vienas kelias yra, kodėl, man atrodo, visi keliai veda pas Dievą. Ir visa šita, kadangi pasaulis yra šitų filosofijų pilnas, tai man norėjosi save būtinai įtikinti. O kur Biblijoje parašyta, kad, pavyzdžiui, ten nėra reinkarnacijos ir visa kita. O gal yra? Studijavau vien, kad sužinot, ar yra ar ne reinkarnacija. Daug mėnesių praleidau šitam. Kol galų gale supratau, kad, gerai, sakykim, tarkim, yra reinkarnacija. Ir ką aš keičiu? Ką aš gyvenime keičiu? Būdamas Jėzaus Kristaus kelyje, jeigu yra reinkarnacija. Aš ką labiau atsipūtęs dabar, kad jeigu netyčia blogai pavarysiu, tai vis tiek dar kartą gimsiu. Arba biškį dar pabūsiu tam savo norus išpildysiu, nes vis tiek yra daug gyvenimų, toks kaip ir savęs pasigodimas. Ar tai mano tikslas įrodyti, kad čia yra, tarkim, ta reinkarnacija? Man jokio skirtumo. Jokio skirtumo. Ir filosofai, kurie ir daktarai, ir mokytojai, kurie studijuoja kitas religijas ir aplamai ezoteriką, paimtų ir užvartytų mane, tiesiog suvartytų. Jūsų akivaizdui. Ir ką tada? Įrodėm, kad reinkarnacija visgi yra, nereikia Jėzaus. Tai esmė visa Jėzaus Kristaus ir yra ta, kad šitam gyvenime pasikeičia, šitam, ne kitam, ne dar kitam, ne praeitam, šitam gyvenime dabar. Tame, ką tu matai, žinai, jauti, pasikeičia ir įsigalioja Dievo įstatymas, Dievo tvarka. Pasikeičia tavo dvasia, visi principai pasikeičia dabar, šitam gyvenime. Ir ne kažkada 5 ar 6 ar 12 gyvenime ar 100 gyvenime po šito tu pagaliau išsivaduosi iš viso šito pasaulio ir liksi su Dievu. Ne, tu liksi su Dievu ir būsi Kristuje. Ir ką tai reiškia, aš neįsivaizduoju. Bet aš žinau, kad vien šitoj žemėje gyvenant šitam kūne, jis mane pakelia, jis mane išlaisvina iš vargo, iš liūdesio, iš skausmo, iš šitų dalykų. Kada aš jo klausau, kada aš elgiuosi, kaip jisai mane moko elgtis, kada aš pagal jo žodį atsirišu ir paleidžiu kiekvieną dieną visą savo aš. Tai man nereikia laukti dangaus, nereikia tikėti tiesiog, kada baigsis šitas visas gyvenimas sunkus, aš į dangų eisiu, labai laukiu to. Tai aš pilnai net nepažįstu iš tikrųjų dar gyvenime Dievo gerumo. Visiškai pilnai prisipažinsiu, bet noriu pažinti. Ir mano esmė nėra į dangų eiti, mano esmė yra šitam gyvenime dabar, kol aš esu čia, gyventi patį geriausią gyvenimą ir atradau jį Kristuje. Jisai statydina, jisai augina, jisai ištraukia iš vargo. Jisai keičia protą. Tiesiog reikia tame likti ir tai yra mokslas ir viskas. Taigi pradeda eiti į kačelkę, tarkim, nori užsiauginti biškį raumenų. Taigi neužteks tau tik tai užsiprenumeruoti. Tu turėsi vaikščioti. Ir tu išliksi tame iš tikrųjų, jeigu tu turėsi ir bendruomenę tame, žmonės, kurie sportuoja, kurie sveikai maitinasi, nevartoja narkotikų. Jeigu būsi su tokiais žmonėm, kitais, kurie tai daro, tai tu ir užaugsi. Turėsi trenerius, mentorius, žmonės, kurie aukščiau yra už tave. Tada tu gausi informaciją ir nesuksi pats ratų, nebandysi išradinėti dviračių. Yra žmonės, kurie praėjo jau susitvarkė sveikatą, jie tau padės. Lygiai tas pats krikščionybėje, tikėjime. Iš tikrųjų ilgas visą gyvenimą trunkantis procesas ir tai yra labai svarbu suvokti ir žinoti. Ir raumenys auga irgi, kada tu dirbi ir kada pastovėsi diskomforto zonui. Tu tada tobulėji. Tai toksai pavyzdys. Ir apie, tikrai yra daug filosofijų, teorijų, kad neva Jėzus Kristus iš tikrųjų yra tiesiog kaip švyturys ir netgi tu pabiški savo tempu ir savo jėgom tobulėji ir per daugybę gyvenimų, tarkim, tu ten pagaliau pasieksi tą Kristų. Bet kas taip sako, neskaito Biblijos. Biblijoje aiškiai parašyta, pažiūrėkit, netgi pavyzdys, kur Jėzaus nukryžiavimo scena, jisai kabo jau ant kryžiaus ir prie jo yra 2 plėšikai
Vienas iš jo tyčiojasi, kitas sako Jėzui, kad prašau, atsimink mane, kai būsi rojuje. Jisai patikėjo Jėzum. Ir Jėzus ką jam iš karto pasakė? Sakė, dar sako, šiandien su manim ten būsi. Šiandien. Ir jisai nei turėjo laiko šlifuoti kažkaip save, grinai iš Dievo malonės, per tikėjimą jisai buvo išgelbėtas. Tai netgi, sakyčiau, pirmas žmogus, kuris buvo va taip pat išgelbėtas. Akivaizdus toks pavyzdys. Buvo anksčiau Evangelijose istorijos, kur Dievas atleidžia nuodėmes ir panašiai, bet toksai, kad Jėzus sako, jis akivaizdžiai mirs labai greitai, jis jau kabo ant kryžiaus. Jėzus sako, tu su manim būsi. Tai yra labai labai stipru. Tai yra labai stipru. Apaštalas Paulius, kuris parašęs tiek laiškų, kurie išliko 2000 metų beveik tie laiškai. Irgi bet kokios rašliavos jos šiaip va taip neišlieka, kad sugalvoja kažkas teoriją, atsiranda geresnė teorija, geresnė filosofija ir jinai pakeičia senąją. Bet išlikę tie laiškai, išlikus yra jėga ir kas studijuoja šventą raštą, studijuoja tos laiškus ir taiko savo gyvenime, keičiasi gyvenimai radikaliai. Iš tikrųjų keičiasi ir žmonės juda į priekį. Ir ką Paulius irgi rašo. Jisai aiškiai sako, kad jis verčiau būtų su Kristumi. Vienoje vietoje jisai dvejoja, sako, ar čia vos ne man mielai išeičiau dabar, sako jau, bet esu čia dėl jūsų. Laiškas Filipiečiams, 1 skyrius 23 eilutė, sako, mane traukia ir viena, ir kita. Nors verčiau man iškeliauti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia, o mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Tai kaip koks tikėjimas yra žmogaus, kuris tikrai buvo parinktas Dievo. Parinktas iš tikrųjų Dievo, paskleisti Evangeliją, paskleisti Dievo žinią ne žydams, bet kitataučiams. Taip ir jis aiškiai turi tikėjimą, kad jisai bus su Jėzum po mirties, su juo liks, niekur negims iš naujo ir panašiai. Ir Dievas, jisai yra galingas Dievas ir kaip jisai būtų norėjęs, ir kaip jisai norėjo, taip jis ir sukūrė visą mechanizmą žmogaus gimimo, mirties, kas įvyksta po tos mirties ir panašiai. Ir labai svarbu šitam tikėjime, krikščionybei, aplamai tikėjime asmeniniam, suprasti esminius dalykus. Neleisti kažkokiom tai mintim ir svarstymams dėl neesminių dalykų pakeisti tavo tikėjimą arba jį menkinti. Jeigu būtų labai svarbu reinkarnacijos šita teorija ir mokslas, krikščionybė, Jėzus būtų apie tai kalbėjęs. Ir dabar, aišku, gal pasakytų kritikai, kad pakeitė Bibliją ir tiesiog ištraukė tos dalykus. Bet aš galiu pasakyti, kad niekas nepakeitė Biblijos, Naujojo testamento, kadangi labai sunku tokį dalyką buvo padaryti. Ar žinot, kad yra 5800 žinomų graikiškų Naujojo testamento rankraščių? Nes žmonės tos laiškus kopijuodavo, siųsdavo vieni kitiems ir panašiai. Ir tuos rankraščius per amžius, nuo 1 amžiaus iki dabarties vis randa žmonės, archeologai, vis randa kažkokių tai dalių Naujojo testamento, kai kur visą laišką, kai kur 3 laiškus. Ir sulygina, kas parašyta. Ir kai yra 1000 rankraščių, tai tie laiškai yra taip ištirti ir taip sulyginti ir vis nauji atsiranda. Tai turėjo tie, kurie keitė Bibliją, tai turėjo ir tuos visus rankraščius būti turėję ir pakeisti visus. Tai jeigu labai labai nori širdimi trokšti, kad Biblija būtų pakeista ir iškraipyta, ir jeigu toks tikslas įrodyti šitą, tai visai kita šneka. Aišku, tada toks tikslas, suprantu. Gyvenimo tikslas ieškoti tų kabliukų ir bandyti įrodyti, kad viskas čia pakeista, iškreipta. Bet jeigu tavo tikslas yra pažinti Dievą ir pasikeisti ir pakeisti savo gyvenimą, tai pradėk žiūrėti į esmę. Ir tave tai pradės labai stipriai auginti. Ar tu nori tarnauti Dievui ir atsiduoti jo valiai? Buvimas krikščionių yra iš tikrųjų visiškas atsidavimas Dievui. Tai yra kvietimas. Evangelija yra kvietimas atsiduoti Dievui visiškai, 100%.
Ir tu pažiūri į mane, aišku, tada Ramūnai, tai tu nori pasakyti, kad tu atsidavęs 100%. Nu, nesu aš atsidavęs 100%, nes tu surastum tūkstančius dalykų mano gyvenime, kurie yra šiai dienai, gyvenimas netiesoje, ką aš darau ne taip. Ir dėl to man reikia Jėzaus Kristaus mirties už mano nuodėmes. Už visą, ką aš dar vis darau ne taip, kad jis neįskaitytų šito. Ir kad mano dvasia neaptemtų. Kad aš neapjuosčiau, nepajuosčiau. Bet tikėjimu jį būčiau švarus prieš Dievą. Viską, ką pamatau savyje nešvaraus, atgailaučiau, atsiprašyčiau, nusisukčiau ir toliau eičiau į tą švyturį Jėzų Kristų ir keičiausi pagal jį. Tai dabar pagalvokit apie, aplamai, statant kokį nors pastatą. Mes visi esame architektai savo gyvenimu iš dalies ir mes savo veiksmais statom gyvenimo pastatą, taip? Ir statant didelius pastatus kaip dangoraižius, tiltus ir visa kita, viskas turi būti pastatyta iš tikrųjų pagal fizikos dėsnius labai tiksliai, nes kitaip griūtų milžiniški pastatai. Yra taisyklės įstatymai architektūroje, kurių laikosi visi architektai. Yra tam tikri statymai, kurių laikosi visi architektai, nes jie tiesiog kitaip, būtų katastrofos, tragedijos. Įsivaizduokit tokie dalykai kaip milžiniški laivai, tiltai, dangoraižiai, metro stotys. Yra labai atsakingi dalykai. Ir ten negali architektas sakyti, aš esu laisvas. Aš esu laisvas ir mano laisvė yra rinktis iš tikrųjų, kaip aš braižau. Tai aišku, kad tavo laisvė rinktis, bet gali žūti labai daug žmonių ir gali viskas subirėti. Ir daug iš mūsų braižo gyvenimus, aš laisvas, ypač šiais laikais, taip visi labai laisvi daro, ką nori, visur yra pasirinkimas, tai taip yra pasirinkimas ir todėl milijonų ir šimtų milijonų žmonių gyvenimai griūna, todėl kad jie labai laisvi ir daro pagal savo formulės viską. Ir šitoj vietoj Jėzus Kristus ateina, jisai pamoko kaip gyvent, ir žmogus pasirinkęs Dievo kelias jį tampa nebe laisvas savo norams, bet laisvas Dievo įstatymui. Jisai gauna tą architekto žinyną ir pagal tą žinyną stato savo pastatus. Ir jisai jį gauna iš karto tobulą ir visą. Tai jeigu kažkokioj saviugdoj tu gali gydyti savo, tarkim, psichinius centrus, savo čakras ir gali gydytis, gali vartoti vaistus, medicinas įvairias, kad nuslopintų kažkokius tai, tarkim, negalavimus nervų sistemui, pavyzdžiui, arba virškinime ir panašiai. Bet jeigu tu toliau vis tiek darai taip, kaip tu išmanai, ir tu esi savo gyvenimo architektas be Dievo tiesos, tai gydykis kiek tu nori. Tai eisi nuo praktikos į praktiką ir iš esmės nieko neįvyks. Bet kai tu visą esmę pasikeiti, ir tai yra priėmimas šventosios dvasios, priėmimas Dievo, pareiškimas savo protu, taip savo jausmais visais, savo visų tikėjimų, savo visų supratimų, savo kūnų, savo balsų pareiškimas, kad Dieve, aš atiduodu viską iš tikrųjų tau, nes tu esi tiesa ir aš noriu sekti šitą tiesą. Tada, besekant tą tiesą, gyvenimas ir keičiasi iš esmės. Šaknis reikia pakeisti. Nesvarbu, kad nupjausi krūmą kažkokį, tai užsodinsi kažkokių naujų seklyčių, tai ataugs vėl, jeigu šaknų neišrausi. Esmė yra išsirauti pasaulio šaknis ir įsodinti, tvirtai įsodinti geroj žemėje Dievo šaknis. Taip ir automobilis, jeigu nežinau, kaip jo naudot, galim vežti pas meistrus ir vežti. Jeigu parkuojamės ant neužgesintos laužavietės ir stebimės, kodėl šlangos visi išdega visos. Ir vežam pas meistrus pakeist šlangas visas, dugną keist. Taip, jeigu naudojam bagažinės dangtį riešutams skaldyti ar panašiai, kažkam tai skaldyti, daužyti, trupinti vietoj kūjo, ne? Ir kokios spyna sugesta vis ir einam taisyt. Ir sakom, aš esu laisvas, aš naudoju automobilį kaip aš noriu. Tai aišku, esi laisvas. Bet vėlgi tas Jėzaus pasikvietimas į gyvenimą yra, jeigu kažkas ateitų ir pasakytų, žmogau, va tau yra knygelė taisyklių, kaip naudot automobilį, kaip jį prižiūrėti.
Ir nevažiuok ant 102 bėgių, pavyzdžiui, nes sudeginsi variklį. Ataušink variklį kartais, įpilk laikų tepalus, nestatyk ant laužavietės. Tai tada, vėlgi, jeigu tu jau sugadinęs savo tą automobilį ir gauni tą knygutę, bet tu gerokai jį apgadinęs, tai nesitikėk, kad gavęs tą knygelę tiesiog ir žinojimą taisyklės automobilio naudojimo, kad tas automobilis irgi iš karto taps tobulas. Ne, tai vis tiek dar jį reiks nuveš pas meistrus, pataisyt, bet tu jau jo nebedroši. Tu naudosi jį teisingai, geriam tikslam, pagal paskirtį. Tai esminis tikslas, grįžtant prie šito video temos, pagrindinis esminis tikslas krikščionybei, Jėzuje Kristuje, tai yra nustoti griauti savo gyvenimą pagal savo supratimą, dėl to gyvenimo pagal savo supratimą, bet neapsiriboti to nustojimu griauti, bet visų pirma priimti naują dvasią ir pagal ją gyventi. Ir tada nustoti ir elgtis netinkamai. Ir daug yra įstatymų iš tikrųjų Biblijų, šventam rašte, pradedant nuo 10 Dievo įsakymų, kas yra visai iš tikrųjų atskira tema ir jie iš tikrųjų yra daug plačiau ir giliau, negu tiesiog nedaryti tam tikrų dalykų. Bet taip pat turim ir Naujam testamente pamokymų, kaip tai bažnyčiai gyventi, ką daryti, kokiais atvejais, ir tai yra nuostabus patyrimai, nuostabus įstatymai Dievo ir Jėzaus, kurie iš karto nutraukia nuodėmingą gyvenimą. Nebeleidi savo apkalbinėt, nebeleidi, kad ir noris, nebeleidi savo paleistuvaut, nebeleidi į savo akis, terš savo akių kažkokią tai tamsią medžiagą, terš savo ausių, terš savo širdies keiksmažodžiais kažkokiais. Ir nors ir nesuprantam, kodėl, reikia nedaryti tam tikrų dalykų, bet tikėjimu paklausom, nes iš tikrųjų viskam yra priežastis. Pagrindinė mintis išsakyta. Ir tiek šiandieną. Iš tikrųjų, jeigu nori pažinti Jėzų Kristų, jeigu tau įdomu, jeigu esi šiai dienai galbūt netikintis arba tikintis, bet netidavęs Jėzui savo gyvenimo, tai tikrai gali paprašyti jo. Labai paprastai, Jėzau, ateik į mano gyvenimą, prašau, noriu, kad keistų mane, noriu keistis, noriu tarnauti tau. Noriu pažinti iš tikrųjų tikrą tiesą. Kad ir kokia ji yra, noriu ją pažinti ir noriu toj tiesoje gyventi. Ir noriu, kad pagal tą tiesą toliau klostytųsi ir vystytųsi mano gyvenimas. Ir kad ne tamsos dvasia veiktų mano kūne, bet šventa dvasia, tavo dvasia Viešpatie. Prašau, ateik. Tiesiog taip paprastai. Jeigu netyčia į žmogaus protą įlenda per reklamas, tarkim per filmus, per muziką, filosofijos, frazės įlenda, ideologijos, ar keiksmažodžiai tai būtų, ar geri dalykai, net netyčia įlenda mums bežiūrint į pasąmonę, tai kai tu šitaip sąmoningai paprašai Jėzaus ateiti, jis tikrai ateis. Jis tikrai pradės tau kalbėti ir pradės keisti tavo gyvenimą. Tiesiog tai nėra abrakadabra. Tai kalbėk, prašyk, nurimk, nutilk. Parodyk iš tikrųjų, kad tu nebenori to savo seno gyvenimo, kad nori šviežaus oro gūsio, kad nori atsiduoti tiesai. Tai Dievas, kadangi yra gyvas, Jėzus yra gyvas, tai su juo ir elgtis reikia kaip su gyvu žmogumu, o ne kaip su stabuku kažkokiu ar talismanu. Jis nėra talismanas, nėra pakabukas. Turi atverti iš tikrųjų jam savo laisvą valią, atiduoti jam savo valią. Nes Dievasgi neverčia žmogaus keistis, Dievas neverčia žmogaus įtikėti, Dievas išvis neverčia. Gerai, viskas. Tiek šiam kartui ir iki.